Labas visiems ir ačiū, kad įsijungėt šitą vlogą. Mes su Taiku ruošiamės biškį išeiti. Sugalvojom nuvažiuoti iki Akropolio. Tiesiog laukia oras toks. Namuose jau nebėra ką veikti, atsibodo. Norėčiau aš į, aišku, žaidimų kambarį nuvežti. Mes visada važiuojam į tą Vilnius Outlet. Ten labai didelis yra tas žaidimų kambarys, patinka. Bet atsibodo, kiek galim važiuoti. Tai galvom, gal Akropolyje kas nors yra. Nes aš, pavyzdžiui, kaip žiūrinėjau Vilniaus mieste, kiek yra tų žaidimų kambarių, tai visi kažkaip įdomiai rašo, kad kiek aš supratau, ten yra tik tai šventėms, gimtadieniams tie žaidimų kambariai. Šiaip va dabar sugalvotum nuo gatvės užeiti, man atrodo, net nepriimt. Aš nežinau, kokia yra tvarka, bet visur, kiek pažiūrėjau tų žaidimų kambarių, visur rašo, lauksim jūsų savo šventėje, gimtadienius ir taip toliau. Tai aš net nežinau, iš tikrųjų ar priima ar ne, bet galvoju nuvažiuosiu iki Akropolio. Esu buvusi Akropoly ne kartą, bet kažkaip aš nemačiau tokio žaidimų kambario. Ieškojau informacijos, irgi nelabai kažką rašo, tai nežinau, jaučiu, kad nebus tokio kambario. Aš bent jau neužmačiau, netkreipiau dėmesio, bet gal kokiam kitam aukšte, žodžiu, nežinau, pasižiūrėsim. Šiaip tiesiog paslampinėti kažką, mačiau yra vasaros išpardavimai. Man nelabai patinka Akropolis, nes man kažkaip ten mažai vietos, trūksta oro, labai daug žmonių visada būna. O, pavyzdžiui, Vilnius Outlet, jis yra toks didelis, erdvus. Nu, realiai, tu kaip vienas miške grybautojas vaikštai, ten keli praeina kokie ir viskas, nes arba žmonių mažai, arba tiesiog pats visas tas dizainas, išplanavimas to Vilnius Outlet yra toks daug platesnis, erdvesnis nei Akropolis. Akropoly ten viskas suspausta, parduotuvytės suspaustos ir plus dar tose praėjimuose dar tos salelės beveik visur. Tai man kažkaip ten, nežinau, visada atrodo daug žmonių, sunku praeiti, didelis šurmulys. Nu, bet, žodžiu, važiuosim pasižiūrėti, gal rasim kažkokį žaidimą ar kambarį ar ką nors. Ir daugiau taip... Ai, blemba, atsiminiau. Oi, atsiprašau, biškiau sveikiu. Juk aš norėjau užsukti į Factory by Ribas apyrankę su deimantu. Tai aš jos nenešiu jau kurį laiką vien dėl to, kad man yra šiek tiek saktis kažkaip prasiplėtusi ir neužsisega pilnai, tai bijau pamest, nes tikrai ne 100 ir ne 200 kainavo. Dar plus, kad išvalyti. Žinau, kad tokią paslaugą daro jie išvalymo. Pačio deimanto ir tos visos. Šiaip garantinis aptarnavimas, nu, kaip pasakyti, metus te duoda, tai jau yra senai pasibaigęs. Bet kiek tas ten išvalymas kainuotų ar sutaisimas, manau, nebrangiai. Dabar tiksliai nepamenu, kažkada žiūrėjau, man atrodo, kad buvo Akropoly. Tai pasiimsiu, to pačiu tada gal sutvarkysim. Nu, visi naudai išeis. Beje, outfitas mano šiandien va toks. Kedai nauji, džinsai seni. Nu, tie kedai išeina. Šitas bomberiukas, kažkaip labai gražiai atrodo ant šitų džinsų. Ir tie tokie marškinukai irgi išeina. Mes jau namuose, bet šiaip kambarį labai tamsu, nes apsiniaukiu. Net negirdėjom, kaip buvom Akropoly, kai stipriai nulėjo, išeinam žiūrim, oho, nemažai prilėjo. Žodžiu, tai va, kaip ir sakiau, Akropoly nėra tokio žaidimo kambario, buvo tik tai tokia vadinama salelė. Nu, tai patiko, šiek tiek ten paždė, vaikų dar visokio atėjo, tai jam ten smagu buvo. Praėjom pro kelias parduotuvės. Pasirodo, Akropoly yra Mary Me by Ribas. O aš pirkau tą grandinėlę, tą pirko vyras iš Factory by Ribas. Vis skirtingos įmonės, nes nuėjau paklausė, ko ar čia vienas ir tas pats, ak ne. Tai va, arba gal į Klaipėdą reiks kada važiuoti, kai būsiu telšiuosi. Nu, žodžiu, nesvarbu. Tai nesusitvarkiau, neišsivaliau nieko. Ir buvom užsukę į Maximą, ten pieno nusipirkti. Ką aš dar citrinų pirkau. Ir nusipirkau vieną daiktą. Kas? Žodžiu, tai nupirkau tokią mašiną, visas padangas numontuoja, tik uždėt iškart nuima. Aišku, man reikia užmontuoti, kad jis galėtų numontuoti. Tai va, kaip ir sakiau, vis galvoju apie tokį vieną daiktą ir Maximą pamačiau, galvoju, ai pasiimsiu, šiaip nei akcijos nieko nebuvo, manau, kad kažkur pigiau gal ir raščiau, bet tiesiog
Va, toks ąsotis, kur čia galiu užsistaisyti kokio geraliuko, įsidedi šaldytuvą ir visada turi, kada tik nori atsigerti ne tik vandens, ne tik, kad reikėtų pastoviai taisyti kiekvieną puodelį ir stiklinę, bet va, čia užsitaisai, 4 litrai ir gali gerti. Tai nusipirkau dar citrinų, sirupo tokio užsisakiau, šiandien iš Barboros atvežė. Tokius 2 sirupus užsakiau, bet čia net nesirupo, tiesiog labai skisti, aš galvoju, kad bus biškai tirštesnis, čia tai tiesiog jupis, man atrodo. Aš užsakiau, bandysiu mačą gerti su jais, bet šiek tiek, kad kažkaip tą skonį pakeisti, ar kvapą, nežinau. Tai galvoju, tuo pačiu aš kam nors užsitaisysiu ir tą stiklainį. Tai va, citrinų bus kažkoks toks ale gėrimas, tiesiog, kad būtų šaldytuve. Nežinau, kiek aš jį daug naudosiu, bet va, reikėjo ir viskas. Nuraminti tą mano tokį norą, kur visada norėjau iš jo, taip smarkiai nebuvau, bet vis tiek kažkaip norėjau. Nusipirkau dabar viskas, išbraukim iš sąrašą, nenorėsiu. Buvau sukus į rezervę. Galvoju, gal tą jau ką nors rasiu. Pasitarnavo tašį išeina. Ai, dar į Daglasą buvau užsukus. Šiaip buvau užsikepusi, nusipirkti tokius kvepalus iš Tom Fordo. Lost Cherry ar Last Cherry, dabar negaliu pasakyti, žodžiu, aš vis maišau. Tai atėjau į draugą, man uždėjo, sako, ar galiu uždėti tokią apyrankę. Tai jinai uždėjo apyrankę, čia yra pakvepinta Tom Ford kvepalais, pavadinimą dabar nepasakysiu. Ir man taip skaniai, žinokit, kvepėjo, jinai uždėjo tą apyrankę. Ir sakau, aš ieškau šiaip irgi Tom Fordo, bet iš tos Lost Cherry ar Last Cherry. Ir jinai parodė, tikėjausi, kad jie skaniau kvepė, žinau. Tokia atrodo grinai tiesiog vyšnė. Skanus man vyšnių kvapas, bet tiesiog vyšnė. Nėra kažkokio tokio... nežinau, kažkaip neužkabino, bet šitas iškart, aš tik pirmą pavošiu, sakau, perku šitą. Tai žodžiu, buvo 3 dydžių, 10 ml, 30 ml, man atrodo 50 ml. Tai pasiriau 10 ml, čia yra Tom Ford Café Rosé ar Café Rose, bet jokio rožių kvapo, kažkokio ataskonio, poskonio, visiškai nieko nėra su rožė susijęs, nežinau, kodėl jis taip vadinasi. Tai pasimiau 10 ml, galvoju, šiaip labai geri tokie dalykai, kad būtų daugiau tokių kvapalų po 10 ml, nes mažiausiai dažniausiai būna 30, gal 15 ml būna. Nes jeigu atsibosta, sakykime, tas kvapas, arba jeigu turi didelę talpą, neišsikvėpini tie, gal pabosta, gal tiesiog kitus nusipirki ir gaila palieka tie kvepalai. Ir jeigu ilgą laiką juos nenaudoju, jie pakeičia kvapą, tiesiog pasikeičia kvapas jau, nors ir buteliuke uždarytas. Bet vat geriausiai tokiu dydžio nusipirki, išsimėgini, aišku, jeigu tu dažnai naudoji, gali nusipirkti ir daugiau. Bet galvoju, kadangi taip ant smūgio greitai nusipirkau, tai galvoju, užteks 10 ml ir jo kaina 5-6 eurai. Nes aš žiūriu mililitro kaina 5,60 €, čia yra 10 ml 56 eurai. Nepigus. Dar čia pasižiūrėsiu, koks buteliukas, jau čia bus paprastas, nebus kaip ten pilno dydžio. Jokių užrašų nieko nėra. Čia gal kitaip kvepia, net nežinau. Jo, čia atrodo visai kitaip, kad toks kvapas. Tai va, o tajų nupirkau iš rezervų, savo nieko nežiūrėjau, galvoju, nereikia išeinu, prisipirkau, dar laukiu siuntinio, tai užteks. Tai paėmiau tokią maikutę. Po to toks džemperiukas buvo išpardavimas 9 eurai. Ir dar paėmiau komplektą toks džemperis ir kelnes tiesiog. Gerai, mes viską susirašėm, susipuošėm, išsiplovėm, išsiskalbėm, susidėjom. Padėjėjas, biškiai ramiai jūs. Viską reikia išpinėti. Taip, pasikviečiau padėjėją, kad man padėtų padaryti kompotą. Tai ką, aš supjausiu citriną tik tai, naudosiu sirupą vyšnių, nes turiu dar mango, bet kažkaip vyšnių noriu. Vandens išsifiltravom. Žiūrėk, tą jau duosiu tau šitą, jeigu tu nenumesi. Gerai, imk šitą ir dėk čia. Va, imk, dėk. Ta gal duok mamai. Tai duok. O, šaunuolis. Sudėk viską. Viską reikia sudėti. Šitos visus sudėk. Aha, pastiosi. Eis sveikatą. Tai čia viską reikia sudėti, va. O, šaunuolis. Mamai pils sirupą.
šitą vandenį. O. Gerai, pamakaluosim šitą, taip darykime. Taip, šik. Nu, kišk ir makaluok. Dėsim. Šaltas. Čia kažkaip bėga biški. Viskas čia baigis pasirodymą. Čia negali būti uždarytas. Nu, gerai, kad čia ne taip gilu. Tipo, negali būti taip stipriai uždarytas. Nes dabar bėga, kai atidariau. Bet ne tik bėga, bet ir laša. Ačiū už dėmesį. Čia buvo Tajos virtuvėlė. Žodžiu, dar pridėtas šitas dalykas. Aišku, jis neveltui pridėtas, jį reikia prisukti. Iš vidinės pusės, nežiūrėt, čia yra sriegis. Aš čia kiek iššau tą kraniuką ir viskas. Kadangi Akropolį niekur nebuvom užsukę pavalgyti. Tik užėjom į kofeiną pasimti, aš vėl pasėmiau mačios. Ir Tajui paėmiau tą milkshake. Ir galvoju, išsikepsiu žemaičių blynų. Žinokit, tie žemaičių blynai, kur pirkau iš Kalvarijų turgaus, nu ten iš tų skyriukų, ten kur būna kulinarijos visi, liežuvį gali praryti, žinokit, tokio skanumo. Nuo pirmo kąsnio iškart jaučiasi toks, aš nežinau, geriau nei naminis. Jeigu naminis yra skanu, tai čia dar geriau nei naminis. Ir mėsos daug, ir ta prasme pats tas visas toks irgi nemažas. Ir tas skonis ant tiek gerai subalansuota visa ten druska ir prieskoniai, kad žinokit, nu žiauriai geri. Tai jau kai baigsis, taupau šiaip iš tikrųjų, kai baigsis, tai varysi vėl užsipirkti. Nes, pavyzdžiui, ką perki parduotuvėj, nu tai ten valgai kaip popierių kažkokį nejauti nei skonio, nei kur ta bulvė, nei mėsa. O ten yra su įvairiausiais įdarais ir su grybų, ir su vištienos, ir su kiaulienos, dar kažkokių ten žodžių, bet ant tiek skanus, kad pasaka. Dar tų varšketukų vadinamų nebandžiau, nors noriu iš jų išsivirti kaip spurgyčių. Bet žemaičių blynai tai tobulų, tiesiog, nežinau, ant tiek skanus, kad... Nu, oras tai žiaurus. Todėl vėl su Tajum varom. Ką nors paveikti uždaroj patalpojam, tai žodžiu į Vilnius Outlet atvažiuojam į tą žaidimų kambarį. Biški pažaist, pabūt, nes eina, sako, grins ruduo, bet koks vėjas stiprus. Žiauriai. Žodžiu, išmečiau šiukšles, tai vos nenunešė mano plaukų. Nu, šiandien labai graži diena. Visiškai netokia, kokia buvo vakar, nėra ko lyginti, tiesiog juoda ir balta. Žiūrėjau, ką čia nuveiktam Vilniui. Norėjau kokį nors zoo parką nuvažiuoti, tiesiog, kad būtų atvirų dangum, bet nieko nėra. Apart alpakų ten kažkoks parkelis. Ir viskas, ir tas zoo, kur yra uždaras. Nu, nesinori kažkaip šiandien patalpoj kažką veikti. Nes visai atrodo gražu. Nu, per balkoną visada atrodo gražu, kaip iš tiesų nežinau. Tai, galvoju, važiuojam prie Neries pasivaikščioti tiesiog į Vingio parką. Šalia Vingio parko mes ten vaikštom palei upę, kad upė matytus. Tai kokias kelias žaidimo aikšteles užėsim, žinau, ten yra. Gaila, šiaip norėjau kur nors kokių gyvūniukų nuvežti parodyti tai. Nežinau, nieko aš neradau Vilniui ką nuveikti. Nu, dabar esmė, ką pamatyti, kur kokius gyvūnus. Bet važiuojam tada palauką pasivaikščioti. Getting sprung. We used to dance.
Samoška tai plaukia su šaldytuvu, o čia ties su ko plaukia, nesuprantu. Su terasa. Susirišau plaukus, nes ir labai karšta. Ir gailiuosi, kad neužsidėjau sijonų ir basučių. Kepina neblogai, bet faina, aišku. Skundžiaus kai lyja, skundžiaus kai karšta. Niekad nėra lietuviams gero oro. Svarbiausia pazyst. Bet šiaip jo, kas vakar buvo, tai šiandien visiškai diena nuo nakties skiriasi, labai geras oras. Nesuprantu, kad čia taip sutemo. Grįžom gal prieš kokią valandą. O dabar žiūriu, sutemo, vėjas pučia. Čia gal lietaus bus, nežinau. Žodžiu, anyway. Noriu šiandien išsikepti spurgyčių tų, kur buvau nusipirkus varškėtukų irgi iš Kalvarijų turgaus. Aš minėjau, kad juos galima ir kepti kaip spurgytės virtelėjui ir tiesiog kaip varškėtukus virti vandenį paprastai. Tai galvoju, gal pamėginti jau. Turiu tokį maišelį, aišku, aš čia viso nekepsiu. Tiesiog pabandysiu, kas čia gausis iš vis. Ta jau, suvalgysi mamos bliuską. Šiaip šiandien prasivaikščiojom, aš prasivaikščiojau, beveik 6 kilometrus nuėjau. Tu mamą nori pakelti, ką tu nori čia? Tiek tu mažas miškinė. Sikate. Ate. Ate. Ir mamai pylė. Čia tokie kaip varškėtukai, tai labai dideli. Aš darau tokius mini tokio nago dydžio. Ir tai išsipučia jie. Tai verdi. Čia sakė, irgi nereikia jų atšildyti niekaip, tiesiog galima. Bet man atrodo labai taškysis. Šaltas. Šaltas. Čia nori dėti. Daug mamai dės nesidelbė, koks taškys. Ops, prikibo biškai. Nu, ką tu čia darai? Skaičiuoji? Ne. Ne? Jėvūdai. Kaip? Gerai? Skanu. Čia kiekvieną nulaižysi, taip? Čia kaip vis tiek aš valgysiu, mama. Vau, pilną bliūdą pridėjai. Tikrai, žinokit, labai skanios, bet esmė, problemėlė tokia, kad jos neiškepa pilnai. Viduriukas neiškepa. Arba šiaip labai skanios. Labai gerai subalansuotas skonis. Bet šiaip geriausia būtų šiek tiek atitirpinti jas, kad nesudegtų iš išorės, bet iškeptų vidus. Eisiu plauti galvą ir pirmą kartą išbandysiu šitą šampūną ir toniką plaukams. Tiesiog šitas šampūnas Eucerin yra skirtas jautriai, sausai galvos odai, aišku, pleiskanotai. Ir svarbiausias akcentas šito šampūno yra, kad jisai tinka niežtinčiai galvos odai. Turėtų nuraminti odą, nes viską, ką aš vardinau, tas pas mane yra ant galvos. Žodžiu, mano galva yra sausa, niežtinti. Kartais atsiranda tokie raudoni plėmai tiesiog, aišku, papleiskanuoja, būna ir sausų pleiskanų, ir tų tokių riebių. Tiesiog, kad nuramintų tą niežėjimą. Man nėra, kad ten pastovi dieną naktį niežti tą galvą. Būna tokiais tarpais, kai gan stipriai niežti ir pastovi va taip. Ir kasinėjus. O kartais gaunas tiesiog net kaip įprotis. Va, pasijau, kažkur čia kažką, žodžiu, pradedu visur niežyti. Tai galvoju, pabandysiu, gal šitas šampūnas man padės šiek tiek. Apramins tą galvos odą. Ir čia iš tos pačios serijos yra tonikas. Jisai tinka ir ant šlapių plaukų, ir ant sausų plaukų.
plaukų kaukė. Čia yra blondinėms, kad palaikyti šviesius tos švarius tonus šaltus. Aš šitą kaukę sunaudojus prieš kokius 3-4 metus. Ir jinai mano buvo pati geriausia kaukė. Bet aš nustojau ją naudoti, todėl kad kai prasidėjo karas, tiesiog kadangi šitas produktas buvo rusiškas ir, logiška. Mano buvo toks boikotas, iš principo tiesiog nenaudoti šitos kaukės, nors buvo labai gaila. Bandžiau ieškoti kažką panašaus, sunkiai sekėsi, turėjau šiokią tokią kažką panašaus, bet aš nežinau, šitą kaukę yra kas nors geresnio. Tai vėl grįžau prie jos pagaliau. Pasirodo, kad jinai nebe rusiškas produktas. Tai aš nesupratau, ar čia apgaulė kažkokia yra, ar tiesiog kitur jau pradėjau gaminti tą produktą, kažkas kitas, bet jinai veikia, kaip ir anksčiau, kad naudoju, labai patinka. Labai gerai nuima tos geltonus atspalvius, nes man paskutinio dažymo nelabai patiko spalva. Kadangi telšiuose dažiau pas naują kirpėją, jinai dar sako, aš nedarau tau taip šviesiai. Gerai galvoju. Žinot, kai būna salone, kai esi atrodo viskas ok, bet po pirmo plovimo pamatai, kad ne visai ok. Tai žodžiu, man labai patiko ir pradėjau vėl ieškoti šitos kaukės, nes buvo momentas, kai iš vis, man atrodo, tų kaukių nebepardavinėjo, nebebuvo įmanoma netgi įsigyti, kadangi tos visos sankcijas, aišku, tos sankcijas įmanoma visais galais apeiti, žodžiu, tos sankcijos tik dėl akių. Bet kažkas pardavinėdavo iš pogrindėje, ta prasme, bet vis tiek nepirkau, kad ir kaip norėjau mano plaukai šitas kaukės. Bet nusipirkau, nes pamačiau, kad pasirodo Made in EU, Europai pagaminta ir, kiek suprantu, Vokietijoje. Made in EU ir čia Germany rašo. Ar čia tiesiog padarė kažkaip tą pakuotę perdarė, ar čia iš tikrųjų gamina Vokietijoje, ar kažkur Europoje. Bet pagaliau nusipirkau, jau kurį laiką šią turiu, naudoju. Žiauriai gera kaukė. Ir plaukus suminkština, sulygina, švelnius tokius padaro. Ir, aišku, spalva tą išvalo švarį. Noriu šitą toniką pabandyti. Nes šiaip pastebėjau, kažkaip man pradėjo labai jau slinkti plaukai. Tai nesuprantu. Žinoma, ne tik, sakykime, tie periodiškai plaukų slinkimai būna. Labai tos, sakykime, pleiskanos įtakoja plaukų slinkimą. Ar ta pati nieštinti suerzinta oda. Tokie, sakykime, tonikai labai gerai atgaivina galvos odą. O matot, čia koks raudonas blynas. Tai tokius dalykus reikia naikinti, raminti. Aš manau, kad tas nežėjimas visas irgi prisideda prie plaukų slinkimo. Žinok, jūs nepatikėsit, mes irgi ne. Susirašėm per pusvalandį. Aišku, mano plaukai net neišdžiūvę. Bet tiesiog važiuojam, sakom, varom, sakom, čia aš, ta prasme, tai jisai nieko. Jisai kur važiuoja, ten yra jisai. Žodžiu, važiuojam, kur nors iš namų. Aš vakar buvau nusižiūrėjus važiuoti iki vienos vietos, ten kaip ūkis. Ir ten tiesiog ganosi stumbrai. Kažkokie bembiai, man atrodo, ten ir dar kažkas. Žodžiu, ten nėra nei darbo valandų, nėra nei bilietų, tiesiog laisvai gali ateiti pamaitinti, už tvoros gali pamaitinti gyvūnus. Tai tik rašo, reikia atsivežti obuolių ir morkų. Tai kaip tik turėjau morkų maišelį. Kelionė bus valanda laiko, ten apie 60 km prie Pabradės kažkur šiek tiek. Logiška, geriau būtum į Kauno tą zoologijos sodą nuvažiavę per valandą, ar ne? Bet noriu tiesiog į mišką. Noriu, kur nedaug žmonių, tiesiog. Žodžiu, vis siaurėjo keliukas ir aš nežinau, kur aš čia papuoliau. Rodyti tankams negalima važiuoti. Tankams buvo kitas kelias, bet žiūriu, iš galo važiuoja kažkas. Tai arba tokie patys kaip aš. Blemba su ta mašina, gal išvažiuosi, būtų ta maniškė. Tai bent jau džipas biškai aukštesnis, o čia, šiaip kelias normalus. Bet jeigu kas nors atvažiuotų iš priekio, tai būtų biškai liūdna. Bet jo, bandau visai netoli, čia rodo. Tai tikiuosi, kaip nors atvažiuosi. Ai, kažkas yra.
Žodžiu, pataikiau. O geras, tie bembe visiškai šalia. Nu, čia tie Danieliai, man atrodo, jie vadinasi. Pilna. Tajukai atvažiavom. Eisim pažiūrėti bembe? Eisim bembe žiūrėti. Čia pasirodo, ne aš vienintelį žinau, kad yra šita vieta. Aišku, jeigu internete yra, tai daug kas žino. Geras. Yra keletas automobilių, bet čia tikrai nedaug vietos yra. Oh no! O, kokie dideli ragai! Tok markytė, tajukai. Tok markytė bembe. Nu, dok, nebijok. Dar. Kaip darosi, dar taip. Taip dar. Viskas suvalgė, visas markytės jau. Nu, truputį pasivaikščiojom. Yra tiesiog ūkininkas, kuris augina stumbrus ir labai daug Danieliai ir dar, man atrodo, kažkokie ten stirniukai, bembe, aš juos susivadinu. Ir nėra čia didelio, nėra čia kur daug praseit, kaip pasakyti, tai tiesiog imk taip. Bet aišku, kiek tu čia nori, tiek gali būti, nes čia laikas neskaičiuojamas, nieko. Tai, kas netoli gyvena, visai ir nieko čia atvykti, pamaitinti tos gyvūnus. Visi labai šalkia. Bet, kad trenktis iš Vilniaus tiek, tai galvoju, gal dar kažkur reikėtų užsukti, pažiūrėti, kas čia toj pačioj Pabradėj, gal kažkur pavalgyti, nežinau. O daugiau aš niekur nepravažiavau, Pabradė ir dar kažkokie keli kaimeliai. Tai nežinau, tai tuo pačiu važiavimu galvoju dar į kažkur užvažiuoti, kad nebūtų vėl. Bet šiaip, kad ir atvažiuoti čia visai nesigailėjau, kad sugalvojau taip ekspromtus taigi atvažiuoti. Ir tai buvo įdomu pamaitinti tuos bembis ir stumbrus pamatyti. Tai va, bandysim kažkaip išvažinėti. Čia daug mašinų privažiavo, išvažiuoja. Aš tik bijau, kad neprasilenksim su atvažiuojančiais dar kokiais. Bet dabar kažkaip visi labiau išvažinėjau. Nuradom kažkokį restoraną, ponas Briedis. Mes taip ne restoraniškai apsirengę, su kėdai, su timpas. Koks skirtumas gal neišvarys. Tai gerai vertintas, kaip sakiau, 4,9, tai einam pažiūrėsim, gal kažką rasim užkąsti. Na va, pavalgėm, sumokėjau 25 eurus. Dar įsiūlė ir obuolių pyragą. Šiaip obuolių pyragas labai buvo skanus. Sriuba čili tokia biški praskiesta buvo, o
kepsnys vištienos, krūtinėlis ant su padažu. Nu, toks kažko trūko. Tai kaip Samoška sako, 6,2 iš 10. Žodžiu, prisivalgiam, važiuojam į Vilnių.